Sveiki. Keletas naujienų iš Briuselio Lietuvai ir visam pasauliui. Kandidatas į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus, arba siekiantis bent jau to posto, Trumpas prasitarė įdomiomis frazėmis apie, sakyčiau taip, transatlantinius partnerius. Tariamai, tie, kurie nesumoka jau į NATO biudžetą, tarp kitko, tas NATO biudžetas yra labai mažas, Trumpas pat nežino, ką kalba, tai rodo jo kompetencijos lygį. Jis pasakė panašiai taip, kad tie, kurie nepakankamai investuoja į gynybą, tais bus nesirūpinama ir atseit bus leidžiama Rusijai daryti su jais tas, ką nori ta agresyvi valstybė. Žinoma, tai yra nepriimtina, tai yra, aš sakyčiau taip, nei skanu, nei gražu, nei puošia tokių rimtų politikų, kuriais jie bando tapti. Tačiau, žinoma, tai visi tie signalai dar labiau mobilizuoja ES, mobilizuoja tuos sprendimų priėmėjus, kurie žino, kad planas B taip pat turi būti. O kas jeigu? Jeigu štai lapkričio mėnesį mes išgirsime ir nebūtinai pačią geriausią žinią iš Vašingtono. Štai apklausa rodo, kad šiuo metu 7% europiečių yra už gilesnį bendradarbiavimą gynybos srityje. Gera žinia, aš manyčiau tikrai, duodanti aišku mandatą politikams ir kitiems, kurie priiminės sprendimus, ateityje veikti šitoje srityje. Liūdina vienas kitas dalykas. Štai iš naujausių apklausų, kurios 6 didžiausiose ES valstybėse buvo atlikta, kad tik 55% remia ginklų tiekimą Ukrainai, 45% prieš. Mažoka remia. Aš manyčiau, kad jeigu būtų ta apklausa Lietuvoje, būtų kiti rezultatai. Tačiau apibendrinsiu ir pasakysiu taip. Iš tiesų, pokyčiai ES dėl saugumo ir gynybos politikos spartėja. Vėl tas pats cirkas, tie patys veikėjai. Orbanas nenori pritarti 13 paketui vien dėl to, kad ten yra, sakykime taip, 4 įmonės iš Kinijos. Ponas šį pasirodo turi įtakos ir Orbanui. Ir Orbanas klausosi tolimosios Kinijos signalų. O šiame sankcijų pakete, tik priminsiu, yra 4 įmonės iš Kinijos, taip vadinamosios Liaudijos Respublikos, bei po vieną įmonę iš egzotiškų ir pusiau egzotiškų valstybių, kaip, tarkime, Kazakstanas, Šri Lanka, Serbija, Tailandas, Turkija, Indija. Jie visi prisideda, žinoma, tų įmonių yra ir daugiau. Ar Orbanas vėl žais savo purviną žaidimą? Manau, kad už kažką mainais gaudamas jis gali nusileisti, bet matome tą patį dėją pasikartojantį ciklą ir nemalonius, sakyčiau, rezultatus Europos Sąjungoje. Iš tiesų, ES žingsniai ir politika spaudžiant Rusiją ekonomiškai, mažinant jos ekonominės galimybės, turi tęsinį. Pirmiausia, šį pirmadienį taryba sutarė, kad visi tie užšaldyti rezervai arba rusiški pinigai, bent jau prieaugis, tie palūkanos pozityviosios, jos tikrai bus panaudojamos, gali būti panaudojamos ir bus panaudojamos iš tiesų paremti Ukrainai. Pirma gera žinia. Dar mes nekalbame apie visų, sakykime taip, rusiškųjų aktyvų konfiskacijos ir panaudojimų Ukrainai. Bet jau pirmas žingsnis žengtas, daugiau drąsos. Aš manau, kad reikalai judės toliau. Šį savaitgalį švenčiame vasario 16-ąją, puikiai diena, kuri mus vienyje, įpareigoja ir skatina galvoti apie mus visus ir apie Lietuvą ateityje. Su švente ir iki kitų kartų.